kursai būna sudaryti iš dviejų dalių. Bankas arba perka jūsų pinigus, arba parduoda jums pinigus. Tai yra du skirtingi dalykai ir jie skirtingai turi jums vertės. Taigi, jeigu bankas parduoda jums kaip klientui, kur kas apsimokiau, kad jis parduotų už 1 eurą jums kuo daugiau pinigų. Tai yra, jeigu jūs keliaujate, tarkime, į Turkiją ir norite nusipirkti lyrų, jūs galite tai padaryti Lietuvoje arba iš karto atvykę į Turkiją. Jūs galite pasirinkti. Tačiau, kai jūs rinksitės, jūs pamatysite kursą ir turėsite nuspręsti, kaip jums apsimoka ir neapsimoka. Taigi, jeigu jūs matote, kad bankas parduoda daug lyrų už 1 eurą, jums apsimoka eiti į tą banką. Tas bankas, kuris duoda mažiau lyrų už tą patį eurą, jums neapsimoka. Tačiau, jeigu jūs nuspręsite parduoti lyras ir nueisite į tą patį banką, jūs turite atkreipti dėmesį, už kiek mažai jis duoda jums 1 eurą. Pavyzdžiui, jeigu bankas sako, kad už 50 lyrų aš duosiu 1 eurą, o kitas bankas sako, kad už 45 lyras parduosiu jums 1 eurą, jums geriau tada eiti į tą banką, kuris siūlo mažai, nes tada jūs galite iš savo pinigų, atidavę jos bankui, tai yra užsienietiškų pinigų, gauti daugiau eurų.